Sube le mano barbicata, prenda lo motore. Sube le mano barbicata, prenda lo motore. Sube le mano barbicata, prenda lo motore. Que se preparen con lo que viene para que le dé. A ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Como le encanta la gasolina. Dame más gasolina. A ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Como le encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella prende la turbina. Sveikuoliai jaunuoliai, čia Šnioka ir esu vis dar Brazilijoje, sveikinuosi iš Brazilijos su jumis ir pradedu trečiąją seriją šito savo vlogo kelionės. O viskas prasideda nuo nuotykių kelyje. Nu, žiūrim, ar įvažiuos ar ne. Opa. Pravarėm, bandom lėkti toliau. Pila belia kaip, ne kažką. Ne kažką. Oi. Kelias plaukia. Ieškom akmenukų, kad įkilti kalną. Išlaužyti medžiai kely. Nėra kaip pravažiuoti namo. Ragas. Nu nieko, kažkaip grįšim. Žiauriai įdomu, kad tualeto sėdynės minkštos Brazilijoje. Kad minkščiau sėdėt, net durni žmonės. Kažkaip tik sugalvoja pasiminkštinti gyvenimą. Žodžiu. Atvažiavom. Lietus pliaupia. Kraunam šmutkės. Kirilčikas atvairavo. Vėl esi savo labą dieną. Kiek galima savo labą dieną? What can you do whether they aktyviai? Labą dieną. Nors ir visai bandėm pabėgti nuo blogo oro, bet lietus mus pasivijo ir nieko nelieka daugiau ką veikti, tik skaityti knygas, klausyti seminarų ir daug skaniai valgyti. Martinez, how is the food in Brazil? Very good. Life of a blogger. Martinez is going for a wank. He's choosing the bush. Let's see. Setting up his Pornhub. Gyvenam čia pas ūkininką, kuris augina kavą, kavos pupeles. Visas ūkis tik apie kavą. Pilna laukų. Tai skanė kavytė mes čia geriam atvažiavę. Bet žodžiu, šiandien nieko nešokinėjom. Tokia diena poilsiui. Turėjom paskaitėlę teorijos, paskaitėlę apie tai, kaip reikėtų analizuoti visus duomenis ir datą, kurią surenkame šuolio metu su specialiu aparatėliu, su kuriuo šokinėjom. Jis fiksuoja mūsų GPS fiksuoja mūsų taškus ir greitį tam tikruose taškuose ir po to žinom, kokiam aukštyje, koks buvo mūsų greitis, koksai mūsų sklendimo, čia glide ratio, lietuviškai būtų sklendimas iš esmės. Tai va, tai pasimokinom, aiškinom, kaip ten reikia viską analizuoti ir tą datą naudoti. Paskui kitiems šuoliams spręsti, ar galim šokti, ar negalim ten šokti ir panašiai. Sprendimų priėmimams. Tai vat, tai buvo visai naudinga. O aš pagalvojau, papasakosiu jums šiek tiek apie tai, kaip apskritai užsiimti ir pradėti šitą sportą visą. Nes daug kas klausė, tai vat, šiek tiek pasidalinsiu, kad galbūt kitiems atrodo, kad čia vat, taip tiesiog paėmė ir šokinėjai nuo tų kalnų, bet iš tikrųjų tai visai ilgas kelias, kad tą pradėti daryti. Tai visų pirma, pirmoje vietoje visą laiką yra tai, kad reikia tapti parašiutininku ir išsilaikyti AFF vadinamą kursą. Tai yra Accelerated Free Fall kursas, kur tiesiog
per 7 ar 8 šuolius, jeigu viską teisingai padarai, gali gauti parašiutininko licenciją ir pradėti šokinėti iš lėktuvo su parašiutu. Tai viskas prasideda nuo to ir tada jau pradedam rinkti patirtį, mokintis valdyti parašiutą, skraidyti, mokintis skristi, kaip tame laisvo kritimo momente elgtis ir panašiai. Tai tenais reikėtų maždaug apie 200 šuolius surinkti, apie 200 šuolius padaryti, kad galėtume jau pradėti galvoti apie šuolius, beiso šuolius nuo kalnų, tiltų ir panašiai. Ir tuomet, žinoma, jau galima eiti tą kursą, surinkus tą patirtį. O beiso kursas dažniausiai irgi prasideda nuo teorijos ir pirmi šuoliai būna, bent jau mano situacijai, buvo nuo specialaus tokio aparato, kur tu mokiniesi, kaip teisingai atsispirti, kaip teisingai šokti, ir vėliau pirmi šuoliai yra nuo tilto, nes tiltas yra pats saugiausias objektas, nes įsiskleidus net ir blogai kažkaip, ir tiek į vieną, tiek į kitą pusę visą laiką yra laisva oro erdvė ir nėra to pavojaus į kažką atsitrenkti, tai pirmi šuoliai buvo nuo tilto. Na ir paskui dažniausiai yra važiuojama į Monte Brento, tai yra Italijos žymų į kalną. Jisai žymus tom, kad yra be galo negatyvus, tai kai nušoki nuo kalno, turi daug erdvės, tai lygiai taip pat yra saugu įsiskleisti ne taip, neteisingai kažkaip, ir daug kas ten pradeda savo pirmosius šuolius. Tai va taip, įeinama į šitą sportą yra, tai bet viskas prasideda nuo tiesiog paprasto parašiutizmo ir šokinėjimo iš lėktuvo, o galbūt netgi nuo paprasto tandemo šuolio. Tai rekomenduoju tą padaryti. Jeigu ir nenorit laikytis licencijos ir tą parašiutininkai, bet vis tiek rekomenduoju pradžiai iššokti tandemu ir nepasimokinti, o patirt, kas čia per laisvo kritimo pojūtis yra, kas čia per jausmas, ar tai gali iš viso patikti tau. Na ir tada galbūt eiti jau į tą kursą ir pabiškit tą parašiutininku. Šiaip džiaugiuosi jo, nes šitas turinys mano visas kuriamas ir gaunu daug žinučių žmonių, kad juos įkvepia. Ir galbūt atvedu naujų žmonių iš šito sportą. Tai toks ir tikslas yra viso šito tiek TikToko turinio, Instagramos kūrimo, YouTube'o ypatingai, atvesti daugiau žmonių į šitą sportą, kad turėsime daugiau su kuo šokinėti, turėčiau daugiau kompanijų, su kuo į tokias keliones važiuoti. Ir jo, kuo mūsų daugiau, to smagiau, tai būtinai išbandykit šitą sportą. Tai tokiu būdu pradedi šokinėti, kaup patirtį ir tada kuo daugiau patirties turi, tuo daugiau durų atsidaro, daugiau sudėtingų kalnų gali nukeliauti aplankyti ar kitokių objektų. Nes po to jo, kaip jau minėjau apie tas visas disciplinas, kad nebūtinai reikia kalnuose šokinėti, kiti šokinėja miestuose nuo pastatų objektų visokių, o kiti niekad nuo objektų tokių kaip pastatai nešokinėjo, o visi šuoliai yra kalnuose ir gamtoje. Tai arba galima daryti viską, kaip aš darau, visur šokinėti. Tai labai smagu. Tai išbandykit, prisijunkit. Nes šitas sportas atveda į neįtikėtiną grožio vietas. Tokias visokias džiunglės. Tokio statumo kalnas. Ir tada sunkvežimis užvažiuodavo šakės. Nu dabar labai šlapia, tai nevažiuos. Užlipsim patys. Vau, koks grožis. Kartais apsimoka atsikelti taip anksti ryte. Šiandien pakilom po 4:20 ryto su tamsa, bet kai čia užlipi, tokie vaizdai, tai viskas atsiperka. Just about went a little bit long in that 2 Celsius. Just keep that in mind. All right. Yeah. Let's go. 3, 2, 1, base, go!
Martinez. All right, Martinez. Where are you? Yeah, buddy. Hauling ass. Woo! Wow! Jėgelė šaliukas taip pasakiškas. Palaukit, žiūrėkit. Opa, parašiutas. Pum. Yra. Fū, geras šaliukas, kaip patiko. Su mažiuku kostiumėliu šokau. Tai daug nenuskridau, aišku, palyginus su didesniu, kai šoku. Bet greitis didesnis. Smagu, smagu. Paįvairinti ir leidausi va, kitą visai nuslydimą, negu esu čia jau leidėtis prieš tai. Tai va, visai nice. Tuoj pamatysim, kaip kolega tupdo parašiutą. Atskrenda. Va, vartalioja. Žodžiu, labai smagus šaliukas. 7 ryto. O jau padarėm pirmą šuolį, varom pakuotis. Ir susipakavę kilsim vėl. Taip ir aš pro šitus vartus. Pūkšt, gražiai. Very nice. Beautiful! Jo. Tai va. Labai daug drėgmės yra, kaip matėte, iš debesų slėnyje. Tai nes vakar visą dieną lyjo, užvakar, man atrodo, čia irgi lyjo, bet čia mūsų net nebuvo. Tai dabar varom taip sutaiminom, kad kol pakuosim, dabar pakils saulė ir turėtų čia viskas pasidengti drėgmės rūke, garuose ir čia, kaip sakyti, debesyje tiesiog, nes ta drėgmė visai išgaruos, bet jinai turėtų greit išgaruoti, nes saulė čia kaitri ir tik tai jinai pasirodys, išgarins. Mes tos darbą susipakuosim, kol pakirsim, turėtų būti jau čia visai galima vėl iššokti. Tai va, tai šiandien bandysim kiek daugiau tų šuolių vynioti, gal net 4 pavyks. Tokia idėja, toks planas, kaip ten bus, pamatysim. Tai va, puikiai dienelė. Dienelės pradžia tiksliau. Tai labai džiaugiuosi išbandęs čia šuoliuką su kitu kostiumu. Bet manau, kad dėsiu savo didesnį kostiumą ir su juo šersim. O, kas čia toksai lekia? Gal Kirilas? Gal ir ne. Nežinau. Oi, daug čia tų šokinėtojų visai. Su 2 sunkvežimiukais kilom. Pilnais. Tai va, žodžiu, judam. Wow, baisoka su tokiu mažu kostiumėliu skristi. Bet labai fainas nusileidimas. Labai gražu. Kertam šorkatą per kavos laukus. Reikia gyvačių saugotis. Opa! Nu, pažiūrėsim, ar užkils į kalną sunkvežimiukas. Nu, žiūrim, ar pavyks. Tikrai status kalnas. Bent jau užveš mums rygus. Opa, lipa, lipa, lipa. Oi, nu ką, žygiuojam vėl į kalną. Šį kartą susidėjau kitą kostiumą, didesnį. Tai ilgiau paskrisiu. Kažkas dar su manim šaus vienas draugelis. Tai gal pafilmuosiu šoną, bus gerų kadrų. O dabar varom per džiungles. Ant kalno. Maloniai šilta. Pagaliau vėl braziliškas oras. You ready, Spade? Yes, sir. All right. Let's have fun. All right. It's gonna be 3, 2, 1, bang, jump!
keeping them in frame. Beautiful openings, boys. That's how you do it. Nu ką, šaunuolis, gražuolis, šuoliukas. Su skočiu šokom dviese. Skridosi su vinksiutu paskui mane. Turėjo gerai nerk, kad pavytų. Ir va, ir labai gražiai nušokom dviese. Smagu. Jokingai dabar, kadangi esu pametęs kamerą, tai pasiskolinau už kito draugelio šokinėjančio tokio Mateo. Ir jisai, žodžiu, pamiršęs buvo pakrauti, tai aš Nexito stoviu, kamera neveikia. Tai žodžiu, neturiu labai geros medžiagos iš šito šuolio, tik tiek, ką sugebėjo Skotis nufilmuoti mane sekdamas. Tai vat, dabar leidžiasi čia šortkatų tokių per kavos laukus ir džiunglės. Leidžiamės, susitiksim miestelėje apačioj ir viskas šiai popietei. Kas čia dabar yra tų valandų? Per 11, po 11 biški. Kyla daug drėgmės, garuojančios nuo žemės termikai belen kokie, tai šoksim tik vakare dar vieną šuoliuką. O dabar varom pakuoti parašiutų, susimesim greit ir varysim pavalgyti ir tada siestą. Pačilinsim, paskaitysim knygą, kažką, nugi visgi atostogos čia ką, nedarbo stovyklos susirinkę esam. Tai va, dienelė nuostabi, saulytė šildo. Drėgmė tikriausiai juk jisai 100%, nes šitas lietus garuoja. Miela, malonu, šiluma kaulo nelaužo. Labai gerai. Nu ką, video vlogas prasideda. Varom su chebryte, atsipūtę, naują mašiniuką čia išbandom. Draugai iš manęs juokiasi, kad darau video vlogą, čia dabar lietuviškai šneku, jiems labai patinka, kai aš lietuviškai šneku, jie negali atsiklausyti. O mes su tokia mašina važiuojam, čia belia kokia įdomi. Jaučiu nieko nesigirdi. Nagi vagina, užkilome šiaip ne taip, užvežė aukščiau jau dabar, mažiau eit, 10 minučių sutaupysim kojytės, užvežė į patį viršų, biškį nudžiuvo akmuo, tai gali kilti iki pat galo mašiniukai, bet įdomus iššūkis buvo jiems tą padaryti. Na va, mes žingsniuojam padaryti dienos kraštinuko, šuoliuko ir visai esu užsiexcitinęs, nes šoksiu dviese su draugeliu ir turėsiu misiją jį vytis ir jį sekti. Padaryti jam gerą vidosą ir neįvažiuoti jį, nepamaišyti jam nieko. Tai va, excited, turėtų būti good, smagus šuoliukas. Tai va, ir šiandieną baigsi šuoliai ir tiek, tokia bus dienelė. Vakare atvažiuoja kažkoksai kietas bičiukas brazilas, mums barbekių iškep tikro braziliško maistelio mėsytės. Bus gerai. Proteiną statyti po dienos darbų ir žygių. Tai vat, o dabar panašu, kad vakaras labai ramus. Sunku čia tą kamerą šnekėti lipant žygį. Dūstų kaip reikiant. Na, dar tik 5 minutės kaip žygiuojam. Tai va, bet geras laikas žygiuojant, jums papasakot kažką. Tai va. Tokios ir tokelės. Pam. Nu ką, kraštinukas, dienos darbiukas padarytas. Žiūrėkit, kokie čia dalykai auga. Sakė, labai šitai magiški ir geri. Sakėm, priragauti reikės. Ką čia buvau šnekėjęs? Tai va, tai nušokom šuoliuką. Viskas super mega cool, buvo smagu sekti draugelį. Įskridau į jo burbulą, kurį jisai sugeneruoja už savęs. Tai sumėtė, bet nieko tokio. Ne pirmą dieną strojkai. Tai įsisukau. Toliau sekiau, gražiai įsiskleidėm vienam aukštyje, tai reikėjo man jį praleisti, ant stabdžių pakaboti šiek tiek, kad jisai nusileistų gražiai ramiai.
nes jam pirmenybę daviau, nes aš įsakiau. Tai va, tai geras šuolis, patiko. Tikrai kartosim, manau, kad reikės dar kažką su juo kartu nušokti, nes labai smagu dviese šokinėti, vienas kitą sekaliojant. Tai va. O dabar lekiam namučio, kepsim barbecue, chill out kažką ir tiek. Tokia ta dienelė. Labai smagu buvo. Ačiū, kad žiūrėjot. Čia baigėsi vidosas. Ir nepamirškite palaikinti šitą vidoso. Pasisubscribinkit kanalą, jeigu dar to nedarot. Bet manau, kad visi, kas žiūrit, yra subscribinę. Ir pasidalinkit su draugais. Kažkam nusiųskit, kažkam draugeliui, parodykit. Gal daugiau žmonių pradėjo žiūrėti. Būčiau dėkingas. Taip, kad ačiū, kad žiūrėjot. Ir susitiksim kitose vidosose. Čiau! There's a big dick. I'm gonna vlog it. This is the chef. Let's go! This is the Brazilian meat. Vamos, viva. What do you think, Ilski, as a chef? Bellissimo. Bellissimo. Made by Brazilian, so it's like the whole way. Looking forward. So I'm gonna cut first, then you guys get it. So I'm gonna make sure it's like all good. O mano te convocou, talvez senta o popô. Sėkmingą šelytę palinkėkit. Talvez senta com popô. É vapo, vapo no setor. É vapo, vapo do vapor. Vapo, vapo no setor. É vapo, vapo do vapor. Not fun at all. Vai tomar vapo do vapor. What happened? It's a bad exit. Guys, let's go. Let's go. Leave your stuff here. Kažkas Kirilui nutiko. Varom ieškoti, ar jam viskas gerai.